Sveiki, noriu Jums pristatyti programėlę pavadinimu autogidas.lt. Ko gero iš pavadinimo aišku, kad ši programėlė yra skirta ieškoti naudotų automobilių skelbimų. Naudotis ją labai paprasta. Tiesiog pasirinkame tai, ko ieškome. Pavyzdžiui, tai gali būti automobilis, motociklas arba sunkvežimis. Taip pat galime paspausti mygtuką daugiau ir išvysime dar daugiau kategorijų, iš kurių galima rinktis. Pavyzdžiui, tai yra automobilių dalys arba net transporto nuoma. Pasirinkę Jūs dominančią kategoriją, galime įvesti automobilio markę, pavyzdžiui, Audi, jo modelį, bei kitus parametrus, tokius kaip kaina, metus, kuro tipą. O jeigu norite, galite pasirinkti ir išplėstinę paiešką ir ten galite įvesti dar daugiau norimų parametrų. Na ir galų gale paspaudus surasti, gauname visus skelbimus, kurie atitinka tokius parametrus. Na, pamėginkime paspausti ant vieno iš jų ir pamatysite patį skelbimo turinį. Tai yra automobilio nuotraukos ir visa kita informacija, kurią pateikia skelbikas. Žinoma, iš programėlės galite iš karto paskambinti skelbimo savininkui, tai yra paspausti ant numerio ir jums bus duota galimybė skambinti jam tiesiogiai. Arba galite parašyti savininkui elektroninį laišką. Jeigu norite pasižiūrėti daugiau skelbimų, tačiau nenorite pamesti šio, galite paspausti ant žvaigždutės ir skelbimas bus įdėtas į kategoriją įsiminta, kur yra sudėti visi skelbimai, kuriuos jūs paspaudėte, kad norite prisiminti. Ši programėlė įdomi tuo, kad čia rasite ne tik tai skelbimus, tačiau ir įvairius su automobilių tematika susijusius straipsnius. Šie straipsniai yra surinkti iš įvairių Lietuvos portalų, tačiau juos galite perskaityti čionai net neišėję iš programėlės. Na ir galų gale programėlę galima naudotis ne tik tai lietuvių kalba, tačiau ir pasirinkti iš rusų arba anglų kalbų. Taigi, kaip matote, programėlė yra visai šauni, ypač tiems, kuriem reikalingas nuolatinis priėjimas prie automobilių skelbimų. O šią bei kitas programėlės galite parsisiųsti internete adresu programėlės.omnitel.lt.